Dar prieš 15 metų aš buvau 76 kg sunkesnis, įsivaizduokit. 76 kg, ne? Nu, praktiškai invalidas buvo. Nu, taip, man ir buvo maždaug antros grupės invalidumas jau kvepėjo. Marijui pavyko išvengti rimtesnių sveikatos problemų, o dabar jis nesustoja vietoje, praktikuoja alpagot, tiurkų kilmės kovos meną, apimantį šaudymą iš lanko nuo žirgo ir fechtavimąsi 2 kartais. Jis jau pasiekė mokytojo lygį. Jeigu tu esi jaunas, pas tave viskas gerai, o kai tu pradėjai senti, pas tave viskas yra negerai. Tai va, jeigu tu nori būti gerai, pas tave turi tenai. Tai šitas dalykas yra būtinas, nes atsiminkit, po 35 metų nuo streso, nuo mūsų viso gyvenimo būdo pas jūs mažėja testosterono. Chebrytė, rūpinkite savimi, rūpinkite savo žmonomis, rūpinkite savo gyvenimu, neleiskite jam subirėti vien tik dėl to, kad pas jūs kažkas tai ne taip. Ane? Jūs gilovai praleidžiat pusę gyvenimo, ne?